Kai pasieki dugną, nekask giliau. Tikiu tave. Aš paklausiu dabar. O rinkis gyvenimą. Tai kas yra tas gyvenimas, kurį nori Dievas rinktis? Nes, kad mes rinktumėmės, nes aš girdžiu dažnai irgi tas nuomonės, kad gyvenimas čia nieko gero, gyvenimas tai ne tai, ką pasaulis siūlo, čia ne tie mokslai, ne tie darbai, sėkmė žemiška, tai nežinau, ir man kartais irgi aš pasimetu, nebesuprantu tada, tai Dieve, tai gyvenimą rinkis, gyvenimas jisai yra Jėzus, aš taip suprantu. Na ir tada kur tą fokusą man kreipti, gyvenimas tai kas? Gyvenimas. Tas jau kuris jau įvyksta, jau pasirinkau, matomas tas gyvenimas. Tai kaip mes jį matuotume? Ar tai, ką matom pasaulio sėkmė, mokslai, ten šeima, nebegalas su galu, tokį kaip... Stabilumas, sakykime. Ar tai yra tiesiog vidinės būklės? Ar tai tik tai... Ar kas tas gyvenimas? Tai be abejo, pirmoji eilė ramybė iš vidaus. Ramybė ir savivertė. Nes jeigu žmogaus vidinė savivertė yra kaip pralaimėtojo, kad aš nevykęs, toks ir toks, man tiek metų, šeimos neturiu, tai reiškia pats save iš vidaus nurašo. Kaip čia pasakyti? Tai Nuteisia, kad tipo, aš jau man 50, man 60 metų, kas manęs gali gero laukti? Vadinasi, mes gyvenimą vis tik šitom žmogiškom, matu žmogiškų matuojame. Žmogiškų matu be abejo. Žemiškų, ką mes čia žemė turim, šeima. Taigi, tai be abejo, Jėzus ir sakė, aš atėjau, kad turėtumėt gyvenimą ir pabrėžė, gyvenimą su perteklium apščiai. O kur tas gyvenimas su perteklium? Žemėje. Bet viską mes galime pasiekti, kaip ir Filipiečiams laiške sako, aš viską galiu Jėzuje Kristuje. Tai reiškia nesustoti, eiti, veikti, užtikrintai žinant, kad man atsiveria durys ir keliai, kad aš esu palaimintas. Tiesiog pradėti suvokti, kad aš esu tinkamas, tą vidinę savivertę ugdyti ir tada keisis iš išorės į vidų. Bet tai kur dvasiškumas, tai mes kalbam žemiškas mastelį, žemė palaimintas. Teisingai, žemė. Taigi taip ir sako Jono Evangelija. Tai Jono 10 ar ten 11 eilutė, Jono 10 ir 10 sako Kristus, kad aš atėjau jums duoti, melagis atėjo meluot, vogt ir žudyt. Tai reiškia meluot, kad tu netoks, bet aš atėjau, Kristus sako, kad jūs turėtumėt gyvenimą. Mes žinom, kad šiaip dvasioj gyvenimą mes ir amžinybėj turėsim su viešpačiu. Ir amžinai būsim su juo ir ten viskas tvarkoj. Bet Kristus pabrėžė, aš atėjau į žemę tam, kad jūs gyvenimą turėtumėt žemėj ir jį turėtumėt su perteklium. Tai reiškia... Gerai, užbaig. Tai reiškia, kad žemėj tu būtum sveikas, kol gyvensi. Žemėj, kad tu turėtum emocinę stabilę sveikatą, kad tu turėtum ramybę širdį, kad tu būtum patenkintas, ar turi daug ar mažai. Nes Paulius ir sako, aš išmokau būti patenkintų ir tame, ir tame. Tai aš nesakau, kad reikia būtinai turėti milijoną, kad būti patenkintų. Tai žodžiu, visa tai, ką mes ieškojom be Dievo, ko mes kaip žmonės ieškojom be Dievo, aš ieškoju ir visi mano žmonės to ieško, to ramybės, laimės, stabilumo ir finansinio ir to psichologinio, emocinio, visko, ko mes ieškom, ko siekiam, gražios šeimos, ten, žodžiu, ko žmogus siekia be Dievo, tai tik tai, kai mes sustinkam Dievą, tai mes visą tai gaunam iš jo. Mano brangi Jovita, gaunu iš jo, jeigu patikiu. Tai reiškia, jeigu atnaujinu savo protą ir sutinku, kad gerai yra jo valia. Nes kiti nori geros šeimos. O kas yra gera šeima?
Jeigu tu nelaimingas, vyras arba žmona tavęs nepadarys laimingų, tu turi padaryti kitą laimingą. Vadinasi, tu pats turi turėti to džiaugsmo, užtikrintumo, kantrybės pats turi turėti. Ir tai aš nežinau ir man labai gaila tų žmonių, tų, kurie nepažįsta viešpaties, negyvena su Dievu, kaip jie bendrai gyvena. Bet akivaizdu, kaip jie gyvena. Gyvena ant tam tikrų farmaceptinių dalykų ir visų kitų dalykų. Nes ta ramybė ir džiaugsmas, pasitenkinimas yra iš vidaus, kai mano mintis ir protas atitinka tai, ką Viešpats sako. Kad tu esi tinkamas ir tai yra savivertė pirmoj eilėj, savo paties įvertinimas. Tai gerai, jeigu žmogus, jam nieko nereikia, jisai ten, sakysim, kad ir blogiausiai paimkim pesimistiškiausią variantą, bomžas beveik, namų neturi. Benamis, sakysim, ten nedarbas, šeimos neturi nieko. Bet jis viduj turi tą gyvenimą, Jėzų turi. Laimingas ir jam gerai, ir jam nieko nereikia. Tai jis turi gyvenimą ar neturi gyvenimą? Kaip jūs galvojate? Aš galvoju, jis žemiško neturi, bet jis turi tą. Jis pažįsta Dievą ir ačiū Dievui tada, kad jis turi bendravimą su Viešpačiu. Aišku, tą, kad tu išvardinai, kad neturi namų, tam tikrų kitų dalykų, tai yra jau pasiekmės jo pasirinkimo. Vadinasi, buvo tam tikri pasirinkimai, kodėl jis šitam etapė tokio yra vietoj. Bet jeigu jis pažįsta Viešpatį, gyvą Dievą, tai reiškia, jam yra daug lengviau gyventi žemėje, toj aplinkoj, kurioje jis yra atsiradęs. Jeigu jis pažįsta Dievą, jis vadinasi nemurma arba mažiau murma. Jis vadinasi turi galimybę tą vidinę nuostatą ir gali padėti kitam, tai bent jau įkvėpti ir paguosti kitą. Nes namų nebūtinai reikia turėti, kad paguosti kitą ir įkvėpti kitą. Aš supratau, Gitanos supratau poziciją, o Mariui kaip atrodo, kas yra gyvenimas. Na gerai, tu čia užlenkiai labai tikrai įdomiai ir aš savo poziciją turiu, galbūt jinai kažkiek tai galbūt neatitinka kitų pozicijai. Mano pozicija, aš tikrai daug mąstau apie tos dalykus, mūsų kūnišką sielinę padėtį ir išgyvenimus ir dvasinę. Tai reiškia, kaip rašte skaitome, kad Adomas tapo gyva siela, o mes Kristuje jau tampam dvasia teikiančią gyvybę. Ir dabar tas tavo paklausimas, benamis neturi namų, bet jisai pilnas, ar ne? No. Tai čia ir yra svarbiausia, ką jisai turi, visi žinote, Galatams 5:22, tos vaisius, ar ne, dvasios. Ir jeigu mes kalbam, kad mes einam į dvasinį pasaulį, mes skaitome, kad mes gausim naujus kūnus rašte. Šitie bus panaikinti, jie yra laikini, pūvantis, netikri. Ir mes gausim kažkokius naujus kūnus, dvasinius kūnus gausime. Ir dvasios vaisiai, štai jau tų apraiška to dalyko, ką mes gausim, dvasios vaisiai yra kas? Ar yra namai, ar yra kažkokie daiktai, yra, pažiūrėkit, būsena. Meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė. Dvasiniai dalykai, matai, jie yra mūsų būsena, mūsų pozicija. Tai net ne būsena, o emocinės sielinės dalies išraiška. Tai yra charakterio savybės, tai yra žmogaus savybės, koks žmogus yra, vertybės. Bet užaugusios iš dvasinės sėklos. Iš Dievo pažinimo. Nes tai yra vaisius, ne? Jau rezultatas matomas. Bet jeigu grįžti prie žmogaus, kuris neturi namų, aš nepasakyčiau, kad jis turės šitus dvasios vaisius, nes tai yra susiję ir nebūna stebuklo. Aš esu toks dvasinis, o mano gyvenimas fizinis yra visiškai sudaužytas į šipulius. Chaosas. Taip nėra, nes Dievas yra tvarkos ir stabilumo Dievas. Ir jis yra geras mano gyvenimo prižiūrėtojas, ganytojas mano.
Tai žodžiu, šitas žmogiškas gyvenimas irgi turi labai didelę vertę Be abejo. ir atspindi. Be abejo, tai atspindi mano Dievo, mano ganytojo, mano prižiūrėtojo esmę. Nes koks tada prižiūrėtojas, jeigu jis mane nuvarys į kažkokį rūsį, kur Tai žodžiu, tas šildymo. prižiūrėtojas ne tik dvasinį Be abejo, prižiūri, be bet abejo. ir šitą materialų Tai gyvenimą. tu tinkamai renkiesi. Aš suprantu taip, jeigu aš turiu Kristaus protą, Dievo nuovoką ir supratimą, jeigu išaukštinta viešpaties dvasia ant manyje matoma, aš dabar vardinu viešpaties pažadus, tai vadinasi ir tam tikri rezultatai fiziniam pasaulyje, jie bus matomi. Nes aiškiai kitose rašto vietose sako, bus matoma, tai yra Kolosiečiams, man atrodo, laiške. Va ta elgsena tavo matoma, kuri liudija viešpatį gerą mano gyvenimo prižiūrėtoją. Nes kas tau įsekti Dievą, kuris yra be namių, ten dar tokių ir dar tokių įvairiausių. Gitana, bet aš dažnai girdžiu tokius pasakymus, mes neturime mėgautis pasaulio malonumais. O kas yra pasaulio malonumai, kas yra? Alkoholis, narkotikai, priklausomybės, tai mes be abejo to neturime mėgautis. Bet gražus namai, ko nebloga trukdo? mašina, Suprantu. sakysim, Bet taigi netrukdo. ten atostogos, jūra, skanus maistas, kavinė. Tai irgi pasaulio malonumai, mes viso to turime atsisakyti ar mėgautis? Ar Aš Dievas tai nori? sutinku su tuo, kad be abejo, kad mėgautis. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad turiu namus. Aš džiaugiuosi, kad turiu Tai tada kokie mes dvasiniai? Kas mums rūpi? Tai man rūpi žmogus. O man rūpi, dėl to aš ir ateinu ir darau įrašus, kad žmonės pažintų gyvąjį Dievą. Ir negalvotų kaip ta, kur buvo žmonės prižiūrėjo, ta, kaip jinai, pamiršau, vienuolė, kur ale skraidė lėktuvais savo privačiais, o tipo prižiūrėjo žmonės ten vargšus po visą pasaulį ir jiem net vaistų neduodavo. Ir taip liudydavo, kad Dievas yra kančia. Aš pažįstu Dievą, kuris yra geras, kuris prižiūri gyvenimą, kuris padeda, kuris yra vilties Dievas, pažįstu tokį. Gerai, o kaip tada nepadaryti Dievo to džino? Kad, Tenkink mano jo, norus. man to, aš to, Bet jeigu aš pažįstu Dievą, tai reiškia, maitinuosi jo žodžiais, pažįstu koks Dievas, tai niekada nebus, kaip čia perlenkta lazda, nes kuo tu daugiau turi, tu nori daugiau duoti. Tai reiškia, kad tu esi kaip tas tiltas, per kurį gali nueiti kitur kelias. Tai reiškia, tai jeigu tu neturi, tu niekur negalėsi duoti. Tai yra taip aišku, jeigu tu tuščias, ką tu duosi? Dievas ir yra pilnatvės ir pertekliaus Dievas visom prasmėm. Tai reiškia, jeigu yra, kaip čia žemėje... Jisai sako, aš jums duodu visko apšiai, kad jūsų džiaugsmo nieko netrūktų. Tai džiaugsmas kur? Čia žemėje. Amžinybėj be abejo, kad mes būsim su Dievu. Bet tada aš išgirstu, taigi dvasinis džiaugsmas, iš dvasios džiaugsmas, o ne čia kažkuom džiaugtis reikia žemės. Tai va tu ir pasakyk ir paaiškink tiems žmonėms, kad mano Dievas, kurį aš pažįstu, leidžia žemėje man džiaugtis ir tuo džiaugsmu su tavim dalintis. Ir jeigu tau kažko reikia, kad aš galėčiau tau padėti. Nes jeigu aš pati neturėsiu džiaugsmo, neturėsiu skanesnio pyragėlio ar neturėsiu ir tau negalėsiu atnešti. Arba jeigu bus mano blogas skonis ir tau to skonio negalėsiu atnešti. Na, žodžiu, aš pabaigsiu savo, jau daugiau nedadėsiu. Kad Dievas ir sako teisingai, kad ieškokit Dievo karalystės. Pirmiausia, aišku, Dievo karalystės, tai reiškia manęs visą, džiaugsmo, ramybės, tos vidinės, tos karalystės. O visa kita bus pridėta. Vadinasi, bus pridėta. Vadinasi, neliksi be nieko. Jeigu ieškosi Dievo karalystės, iš tikrųjų nuoširdžiai ieškosi. Dievas dadeda, jisai nepalieka be namų, be šeimos, be pinigų, be aprūpinimo. Be malonumų pagaliau absoliučiai, kad jau nereikia to malonumo. Bet jeigu žmogus sąmoningai pasirenka pasnikauti, viešpats tuo džiaugiasi, nes taip žmogus labiau Dievą pažįsta. Bet tai neturi būti per prievartą. Turi būti balansas ir turi būti siekiamybė iš tikrųjų, nes aš iš tikrųjų, mano nuomonė tai tokia, aš irgi nepritariu tiem žmonėm, kurie sako, kad čia šitą žemėje nieko mums jau nebereikia, mes čia... Nesąmonė, melas. Jo, kad čia nėra čia ko džiaugtis, malonumų nieko jau nereikia. Tai, o Marius, ką norėjai?
O Marius, tai iš tikrųjų tai šitas pasaulis, šitas kūniškumas yra tokia, mano nuomonė, yra pagunda gana didelė, nes gali pavergti mūsų sielą va tam vargui, nes atsimenat, kai kalbėjo Jėzus apie dirvas, kai sėkla krenta, reiškia jo žodis krenta. Ir tam, kad ta dvasios vaisiai augtų, dvasia augtų, viena iš dirvų buvo gyvenimo rūpesčiai ir malonumai. Kai žmogus visą savo esybę, savo laiką naudoja rūpesčiams, kuo daugiau dirbti, uždirbti, mėgautis. Aš nesakau, kad aš prieštarauju, ką jūs sakot, bet aš tiesiog iškeliu tokią, kad aš trumpai tai yra papildysiu. pavojaus kažkokie tokie, mes galbūt negalim taip absoliučiai sakyti, nes mes prisiminkim ir krikščionybės istoriją, ir tos apaštalus tikinčiuosius. Iš tikrųjų, gerai, aš nežinau, kodėl jie žuvo, kodėl daugelis žmonių buvo nukirstos galvos dėl Kristaus ir jie negyveno, neklestėjo ilgai. Aš neturiu atsakymą. Aš žinau, žmonės, jie iš tikrųjų tikintis, jie liktai bendrauja su Dievu, bet jie miršta nuo vėžių, atsitinka šitie dalykai. Aš tada irgi neturiu atsakymų. Nebent Gitana galėtum pakomentuoti šitas vietas. Kas liečia, kad mes gyvenam fiziniuose kūnuose ir Kristus atėjo žmogaus pavidalu, bet rodė pavyzdį disciplinos. Ir be abejo, tave gali nunešti rūpesčiai, gali nunešti gyvenimo malonumai, jeigu tu neturėsi nuovokos ir supratimo. Ir kaip aš suprantu, gyvendama žemėje, priimi sprendimą, kam skiri laiką. Tiek ir tiek laiko. Ar viskam skirsi tik tai malonumai ir tam nuneš ir niekada nebus laiko. Bet jeigu tu sąmoningai, suvokdama žinosi, kad tu gyveni ir svarbiausias fokusas yra tavo gyvenime viešpats, tas nenuneš. Jeigu tu dieną iš dienos, kaip Jovita ir sakei, pirmoje eilėje ieškosi Dievo karalystės, tu žinosi, kad viską, ką turi, ar skanesnį kasnelį, ar apsirengti kažką padariau, ar šuniuką, pavyzdžiui, gerutį, tu žinosi, kad tai Dievo dovana ir Dievas tau toks geras, visą tai duoda ir tu norėsi dalinti su kitu. Be abejo, tau reikės sąmoningai pasirinkti. Ir be sąmoningo žmogaus pasirinkimo nevyksta niekas. Taip, tave nuneš ir tu ten atsidursi ir ten visur. Nueisi ten, kur tau nereikia. Jeigu tu neišmoksi arba dar nepradėjai mokytis savęs disciplinuoti, pasirinkti. Nes visas gyvenimas žemėje yra pasirinkimas. Nes Dievas nieko nepriverčia žmogaus daryti. Jis ant tiek myli žmogų ir ant tiek gerbia žmogų, kad duoda jam rinktis. Bet jis plius viską žemėje padarė, sutvėrė, įsivaizduoja, kad Edeno sodą sutvėrė tiek visokio gėrio. Ir kaip galima žmonėms suvokti ir taip meluoti apie mūsų viešpatį, kad jis neduoda tau skaniai pavalgyti, nieko. Tu turi vergauti, ubagauti. Tai kam jis sukūrė Edeno sodą? Įvairiausių vaisių, daržovių, kad žmogus džiaugtųsi. Ir žmogaus organizmui reikalingos mineralinės medžiagos prižiūrėti savo kūną, kad ilgai ir laimingai gyventų. O jis ilgai ir laimingai gyvens žemėje, liudydamas savo gyvenimą Kristumi, kai jis tinkamai rinksis. Tinkamai, ką jam valgyti, ką jam fiziškai, ką jam veikti, ar sportuoti, ar nieko neveikti, ar tiesiog valgyti tik tai blinelius ir ant sofkės gulėti. Tada sveiko gyvenimo nelauk. Bet sąmoningai keistis, suvokti, kad mano kūnas yra viešpaties šventykla. Ir mano kūne gyvena pats Kristus, dvasioj yra dieviška dalis. Ir aš prižiūriu sąmoningai kūną, nes turiu Kristaus protą. Ir aš renkuosi pirmoje, kas yra teisinga, viešpatie tave, nes viską iš tavęs turiu. Žodžiu, žemiška sėkmė to žmogaus, kuris nuoširdžiai ieško Dievo ir jo karalystės, žemiška sėkmė ir kažkas tai tokio duota daugiau negu reikia žemė. Sakysim, apstumas, žemiška sėkmė nesugadins. Ta prasme, tokio jo niekaip nenukreips ar kažkaip tai nepadarys mažiau dvasingo. Tikrai tikiu. Jeigu jisai ieškos tikrai širdį nuoširdžiai Dievo, nes širdį yra viskas.
ne išoriai. Ir tikrai mano nuomonė žmogus, kuris širdį nuoširdžiai ieško Dievo, ar jisai mažam kažkokiam, ar nieko, kaip sakyt, ar vienokio į mašiną, ar kitokio, ar Jo jo nesugadins. nekeis esmės ieškojimo Dievo. Ir tada gaunas, kad nėra grėsmės, kad nuneštų ten, Taip. nukryptų žmogaus širdį, kuris nuoširdžiai ieško Dievo, yra jau garantija, kad jisai nenukryps. Nes jau Vitukė, žiūrėk, ką Viešpats sako, aš laiminu tavo rankų darbus. Nu kodėl Viešpats sako? Nu ne, aš tavo rankų darbų nelaiminu, bet jis sako, aš laiminu viską, ką tu darai, tegu tau sekasi ir klesti. Kodėl Dievas taip žiūri? Žodžiu, Ir tas sėkmės sako. neturime bijoti. Tai be abejo. Ir sveikas, kai tu sakai, nežinau, kodėl žmonės miršta. Taip, ir gal ar aš Čia labai turiu atsakymą? skausminga tema. Labai. Ypatingai tikintieji atrodo, ir visa širdimi, ir meldžiasi, ir tiki, ir artimas žmogus, iškeliauja. Ir pilnas ligoninės, sunkiai sergančių. kaip galima būtų palaikyti tokius žmonės, paguosti, aš nežinau, ar jie per silpnai tiki? Religija nuteisia. Dievas išteisina. Tikiu tave.